Reikėtų pažiūrėti vidosą ryte. Užeinam į YouTube, nieko naujo, mano subscriberis. О, Димонус įkėlė naują vidosą. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, Димон 20. Atsirado naujas update'as 3.5.0? Nu tu fiksą plėsų, duok man filmuotą, nežaist. Nu tu rimtai, jau trečią kartą tą Lamborghini, štai tau. Taip ir reikia. O, labas visiems, šiandien aš ZG24. Oi, ne tą skiną pasiėmiau. Nu, grįšiu namo tai. Man reikia skubėti. Gerai, spėjau. Spėjau. Labas visiems, šiandien aš ZG24 ir žinot, kad mūsų mėgstamiausių čikinganai pridėjo 3.5.0 update. Vakar buvo 3.5.0, bet aš noriu pasakyti, kad ten, buvo kai kur buvo. Ir aš norėjau tiesiog, pasirinkti kitą versiją, nes pažiūrėkit, kaip dabar atrodo tas animacija ir žemėlapis. O dabartiniam tai nėra, va. Baisu man žiūrėti tai. Nesvarbu. Ir įvertinkit nuo 1 iki 10 mano skinų. Gerai, nebetiems gumijas. Varom! O prie šito video prašau pasubscribinkite ir palaikinkite. Gerai, mes pradedam. Einam prie ginklų. Pridėjau prie ginklų prožektorių, kuris iš tikrųjų šviečia, bet aš nespoilerinsiu. Štai visi skinai ant kačiukų, kuriuos pridėjau. Gerai, einam toliau. Prie gyvūnų nieko, prie helikopterių nieko, o prie mobų pridėjo, kaip aš einu po pamokų į čia ir seniai pasmekenį už Maximus. Baisokai, bet nieko. Mašinos. Štai kokios visos mašinos buvo. Dar ką, jeigu kas labai ateitų šitam video, tai pamatė tikrai, kad kalėdų senelis folė densino. Tai prisiminkit tą kalėdų senelį. Dar kepurės pridėjo. Ir kaipgi be akinių. Ar tą kuprinių patilėsiu. Tėčia darbinė tašė grinai, Maximas maišiukas vienas. Ir kai sulūžta koja pagaliukai. Ir uodegų nieko gero. O, dar pamiršau ką pasakyti, tarp viščiuko pridėjo irgi vieną siūtą. Oi, kas čia atsitiko. Gerai, nesvarbu. Tai rūdą skiną. Nežinau net ką pasakyti. Nežinau. Bateliai. Bateliai, ačiū Dievui, normalus negu praeitam video. Gerai, einam žiūrėti žemėlapis. Vienam iš šiandien naujam žemėlapį pridėjo naują dalyką kaip Change Sky. Irgi nespoilerinsiu. Ir kaip pasakojau dėl to, kad žemė buvo tokia kaip ir stiklininė, tai neklauskit. Praeitam update, žinokit, buvo baisokai žiūrėti tai, o dabar tai malonu. Ir aš šitą žemėlapį, žinot, kiek vertinu? 7,5 iš 10. Trūksta ten namų, kelių, ir tekstūra, to menčio čiučiut bloga. Ten hitboxai čiučiut negerai sudėti. Nesvarbu, štai visos mašinos. Ir kartą pridėjo tai, ką aš kalbėjau apie Change Sky. Va, paspaudžiu Change Sky ir pasikeitė dangus. O jeigu dar kartą, tai mėnulis. Ir aš kai ką kalbėjau apie prožektorių, tai vėliau pratestuosim. O dabar atspauninkim visus itemus. Žodžiu, šitam update man kas patiko tarp itemų, tai pridėjo tą mūsų klasikinį flamingų ir Kazachstano bombą. Kodėl Kazachstano? Yra mimas vienas, kur apie Kazachstano bombą. Žinot, patys ten. Nedaug sprogsta, nedaug. Gerai, dabar ištestuokim mašinas. Bet prieš tai, kaip sakiau, apie prožektorių. Ir prožektorius daro savo darbą. Pažiūrėkime, kiek gerai šviečia. Ir mano manimum, tai geras prožektorius šiaip. Nes jeigu, pavyzdžiui, kurie sugebėjo padaryti mums žiūronus, taip ir prožektorių. Nesvarbu. O dabar Kazachstano bomba. Babych! Wow. Kazachstano bomba tokia didelė. Nesvarbu. Dabar ištestuokim mašinas. Vespa. Ir va. Vespa šiaip visai gera. Jin gana greit. Bet aš iš Lietuvos važiuoju, nes jin nevaldoma. Kokį skuterį pridėčiau 8 iš 10. Trūksta valdymo. Dabar sakanti, tai mašina ir Simple Sandbox 2. Kodėl Simple Sandbox 2? Tie, kurie žaidžia Simple Sandbox 2 ir gauna tą for free kartą, tai žinos apie ką kalbu.
Mašina visai gera, 9 iš 10, stylų tik trūksta, nes mano manu tai tiesiog nieko gero. Blemba, nepagalėt man, palaukit biški. Dabar reikia iš mano akių, dabar tu eini iš mano akių, ir tu. Blemba, kodėl aš negalėjau iš jų paimti mašinas, bet nesvarbu. Ir Vespa, bubai. Nu, dabar gerai. Sakant, mašina tai kažkoks tai masalkaras. Ir ant kiek jinai gera, aš tą mašiną tiesiog mėgstu. Nesvarbu, kad ją negalim dažyti, 10 iš 10 nusipelno tą grožį. Golf kartas. Ir kodėl aš groju dabar ant mašinos? Nesvarbu. Ojojoj, šaškė. Kas suspant, ką reiškia šaškė, tai tiesiog driftino aplinkui, kaip su taksiu ar Mercedesu. 5 iš 10. Skrendantį lentą, kaip iš atgal į ateitį filmą. Arba Back to the Future. Ir neturi nitro. Nu gerai, 9 iš 10. Čia trūksta tokia, žinot, realistingumą. Tas mano manimu tokio reikėtų nusipinti. Į kitą žemėlapį. Nu gerai, mes jau sekančiam žemėlapį ir galim ištestuoti Honda NSX. Ir jin violetinė, mano mėgstamiausias spalva. Ir aš noriu įsidėmėti vieną dalyką, kad jie turi savo nitro ypatingą. Tokia, kaip Honda NSX yra violetinė, tai ir nitro yra violetinė. Oi, mano valdymai įgūdžiai. Nu, o mašiną vertinu kokius 9 iš 10. Nu, galėtų padaryti. Gyvuojam. Gerai, nesvarbu. Dabar Porsche 911. Ir man rodos, tai pirma mašina, kuri yra tikram gyvenime. Man rodos. Nes, grina kopija. Ir man toks jausmas, mano valdymai tiesiog bombiški. Čia top best driver ever in chicken gun grinai. Nu, nesvarbu. Nu, dar kartą, kiek tu Ir kai ką pasakysiu vieną minusą, kodėl padėčiau 7 iš 10, nes tam, kad, ne, aš esu vairuotojas pro ant visų mašinų driftinimo, bet mano manimu tą mašiną sunkiai, jeigu padriftini su tą Porsche ir bandyti ją suvaldyti atgal, nelabai, bet taip gera. Ferrari irgi turi savo ypatingą nitro, ir gana gerai driftina. Gerai, sakanti mašina, atsiprašau, nesakanti mašina, o densai. Štai pažiūrėkit visus densus.